Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di Coldplay, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Daugiais pučia. Nu ką, pirma diena kelionėje, ne? Nenori į kadrą įlysti. Ne, aš gėdinas. Noriu, tai va. Keliaujam su Ramute. Pirma kelionė su automobiliu. Su Hyundai varom. Kadangi Volvo biškiai užlinko. Tikslas šiandien pasiekti Krokuvą. Tai šiandien 800 km iš vis laukia. 800... Beveik, jo, 807, 89. Tai va, nuvažiavam jau apie 300 šiandien. Dar porą šimtų iki Varšuvos liko ir dar apie 300 iki Krokuvos. Nežinau, dabar yra apie 2 valandą, jaučiu ant kokių 7, gal 8 pasieksim Krokuvą. Nieko nesam numatę, šausim nebent į miestą, jeigu dar bus laiko, jeigu ne, tada į viešbutį. Ir rytoj rytą judėsim jau į Veličkos kasyklas. Ką, kad baksnuojas. Kažką nori pasakyti? Ramutė nori kažką pridurti. Nieko, bus labai faina. Labai faina. Žiūrėsim, ant kiek bus faina, ant kiek brangu. Tada toliau su minimaliais nuotykiais važiavom kurą iki raudonas lemputės. Bet jau pravažiavom Varšuvą. Liko porą šimtų kilometrų iki Krokuvos. Pasipildėm kurą mašiniukui. Patys pasipildėm KFC pilvukus ir šiaušiam. Liko kelias valandas kelio, greičiausiai apie 2,5, gal 3 valandos. 3 valandos grubiai dėkim. Ir šią dieną jau čia bus tiek, nebent nori dar Ramutė kažką pridėti nuo savęs. Šį kartą. Ai, dar tapom labai stilingi. Turim pono KFC akinukus. Tai va, dabar būsim kelioniai prabangus mandrus. Palato reikia pasidemonstruoti. Neįvažiuoti griuoju kur nors. Va. Ačkarikai, yeah! Esam druskų kasyklos Veličkoje, ne? Laišim druskos. Laišim, kaip karvutė nuo uolos. Ir va, esam tai druskų kasykloje, čia kažkaip Čeptelė, kaip koplyčioje, ne? Vienoje didžiausių ir gražiausių tose kasyklose. Beveik 100 metrų po žeme, jaučiu gal net 100 jau yra. Bus jau 100, nes ten buvo 90. Jaučiu kažkur gali pusėjom turą, beveik, pėdinsim toliau. Atvarėm iki Slovakijos, ką Ramutė pasakys? Skanūs agurkai. Aš jau gavau, ką rodysiu vidurinį pirštą. Bet ką padarysi? Nerodo. Tai va, skanūs agurkai, valgom, pietaujam, varysim į Morskio oko. Dabar yra 1 valandos, beveik 2. Morskio oko už 11 km. Iš tikrųjų yra labai dideli kamščiai prie Zakopanės. Nedavažiavau Zakopanės, iš tikrųjų ten jaučiu valandą laiko, ten 10 km važiavam, jeigu nedaugiau. Iš tikrųjų nieko gero, bet aišku, vaizdai atperka, kai davažiavam kalnus, iškart nuotaika pagerėjo. Aš galvoju eiti dar pasiūlyti tam bičiukui nufotkint porą nuotraukų su motociklu, būti geram, bet jis jau išvažiuoja. Nu gerai, einu gal paklausti. Esam tinginiukai. Neinam pieškom, važiuojam su arkliuku, ką Ramutė gali pasakyti apie savo tingėjimą. Man patinka arkliukai, bet aš pakrikvojus. Dėl to jūs juos išnaudojat, kad jie jūs neštų į kalną? Taip, nes už tos pinigėlius jie gavus geriau pavalgyti. Taip, daug pavalgyti. Priežiūra, masažą, šukuoseną, viską gaus arkliukai. Spa, beveik. Arkliukai nesiskuni, bet aišku, gyvūnų gal yra išnaudojimas, čia tokia tradicija ne Morskio oko, čia Lenkijoje į kalnus. Ką padarysi, yra kaip yra. Pasiekėm yra Morskio oko ežerą. Yra biškilyje, pakankamai šilta, bet vėjelis toks tai nemalonus. Šiandien vaizdai tikrai kitokie, nei prieš mėnesį laiko, kad buvom. Daug mažiau sniego. Šiek tiek šilčiau, striukės dar nereikia, esant su trumpom rankojom. Realiai, kur buvo sniegas, dabar yra grina žaluma. Faina, gražu, saulė jau po biškį leidžias, tai reikės greitai išpėdinti ten į viršų pavalgyti. Ten pavalgysim ramiai kažkur atsisėdę ir po to pėdinsim namo. Einame link sniego prie antrojo Morskio ežeriuko, virš Morskio ežero, nežinau kaip vadinas. Tai va, iš tikrųjų vaizdas fainas, gražus, nuostabus. Ežeriukas. Žmonių vienas kitas yra, o ten va prieki
Ne šitas kleckiukas, bet va čia eitumėm į viršų į Morskį, tą į Rysį viršūnę, bet mūsų tikslas va pasiekti ten tą sniego, nežinau kaip vadinas, daubą, nes norim Liepos 23 ir 4, nežinau kur čia tiksliai šiandien diena, pačiupinėti sniego. O čia tikrai geras šaltį, nu va, Ramutė eina, vienas mažas žingsnis Ramutei, didelis žingsnis sniegui. Gerai tiem, kai kirtiklis ledas, tie tavo kapliai, šalto, nu. O tas moteris. Kimba, sušaldysiu, vargšą Imantą. Pasiekėm sniegą. Liepos 23 ir 4 ir mes prie sniego, jūs jaučiat? Jo, Ramutė padarys besmegenį. Tai iš apačios jau ten šaltis eina. Tai va, kur matyta, kad Liepos vidury galima pačiupinėti sniegą. Lenkijoj, jaučiat, Lenkijoj. Nereikia jokių Italijų, jokių kalnų. O, kaip čia vėsu. Jokių Norvegijų. Va, sniegiukas. Sniegas. Šala. Va, ar esi pikta? Ne. O aš esu piktas, todėl suvalgysiu snickersį. Geriausi pusryčiai kalnuose. Vakarienė, čia jau ne pusryčiai. Suvalgėm bananiuką, suvalgėm kabanosį dešriuką, o dabar pavalgysim snickeriuką. Viską suvalgė, man nieko nedavė. Amutė ir taip valgo. Mazbai kaip tašė palengvės, kai viską sukaposim. Nu ką, paliekam Lenkiją ir einam pieškom į Slovakiją. Nežinau, ar kažkas matos, tamsu. Jau yra po 10 valandą. Ir dabar bandysim varyti link Nakvynės. Parėjom nuo Morskio oko. Galėjom mašiną arčiau pasistatyti, bet pasistatėm toliau. Ir dabar va pieškom pėdinom, bet čia einam į Slovakiją. Taip, vat. Einam į Slovakiją. Slovakijoje nieko nesimato, ten gale tilto. O mašina parvažiuoja. Čia įėjom pro šitą tiltuką. Taip. Paliekam Lenkiją. Ir grįšim po 2 savaičių, sekmadienį greičiausiai į Lenkiją. Ir dabar esame Slovakijoje, žiūrėk, Slovensko, matai? O jie tau nieko nematau. Nu ką, nauja diena, naujas haikas. Dabar pradėjome eiti iš Štrepskio plėso, iš Slovakijos. Į kažkokį kalną viršūnę bandysime eiti. Buvo pranešę šiandien kaip ir lietų, bet pakol kas šviečia tik saulė. Tikėkime, taip ir bus toliau. Ne? Iš pavakar, man kažkaip nelabai kažkas jaučias, kaip Ramutei. Man kojos jaučias, bet padarėm kempimo pratimus ir visai gerai. Nu, tai iš viso, jeigu lipsim į viršų, bus 15 km pirmyn atgal ir sukilimas 700 metrų, 720. Iš tikrųjų galvoju, kad bus labai prastai tas lipimas, kopimas. Bet žiūriu, kad čia visas kelias yra šiek tiek į viršų lipimas, tai galutiniam taške neturėtų būti labai statu, labai daug lipimo. Aš įtariu panašiai kaip vakar. Tai bus normaliai. Nu va, pagaliau einam ir pamatėm, kur mes maždaug nueisim. Turim nueiti. Tai mūsų tikslas yra šiandien va, čia va šituo taip tarpekliu, taip zigzagais išlipti į tą tarpuką. Čia bus 1 km 900 metrų, tai čia turėtų būti apie 400 metrų įkalnė. Apie 400. Pažiūrėsim dar, kai vietoj būsim. Vėjas labai pučia, nežinau ar girdit, bet vaizdas tai yra reto grožio. Bet galit pasižiūrėti. Labai gražu, labai įspūdingas vaizdas. Ir įspūdingiausia, kad mes dabar turėsime lipti va ten, kur saulė yra. Šičia, va čia, jau į patį viršų. Tikime, kad pasiekėm viršūnę.
Yes. Pasiekėm viršūnę, geras. Jausmas. Jo, ir čia matosi visa Slovakija prieš akis ant delno. Un tatuaggio da rifare perché non mi piace più. A volte ho l'ansia che mi sale. La cosa che mi fa incazzare quando non mi parli più. Il mondo sembra tutto uguale, tutto uguale. Io mi fido più di te che di me, che dei miei, dei DJ. Presto che non resisto, Italo disco, scusa se insisto, questa notte è quello che preferisco, è un chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore. Atvarėm prie kažkokių Šilionų Burunsko rūmų ar kažkas tokio pelasi. Iš tikrųjų mūsų tikslas čia yra aplankyti zoologijos sodą, tai dabar bandome eiti ieškoti, žiūrėti, kur yra tas zoologijos sodas. Čia yra rūmai. Šiandien šalta, vėjuota. Dar gerai, kad nelyja. Žiūrėsim, kaip toliau einam. Esam vieno zoologijos sode. Iš tikrųjų, tik įėjom iš karto, fainas vaizdas. Pirmą kartą gyvenime mačiau raganosį. Net ne vieną, o du raganosius. Matot, vienas vaikšto be rago jau. Greičiausiai nukentėjęs nuo brakonierių. Ir va tam pačiam narve ten matos kažkokie stirniukai, dar kažkokie briedžiukai. Ir jie vaikšto visiškai be baimės. Antras raganosis nuėjo kažkur kitur. Gal į vidų neteina įeiti. Bandysim eiti toliau, žiūrėti, ką dar pamatysim zoologijos sode. Va, štai, gali pamatyti raganosį. Questa non è Ibiza, festival bar con la cassa dritta. Ti sto cercando ma è nebbia fitta. Ti giuro se ti penso la mia testa suona Italo disco. Io sto distratto e tu sei seria. Ognuno tra i pensieri suoi. Forse sì, forse no. Mi parte il basso dei Righeira. Se vado incontro agli occhi tuoi. Nu ką, toliau pėdinam, keliaujam Austrijai. Brangi šalis, sakyčiau, labai brangi. Ir nelabai yra dėl ko turėtų tokia būti brangi. Tai va, šiandien norim pasiekti Italiją, Veneciją. Šiuo metu vis dar esame Austrijoje, bet dar realiai anksti rytas yra. Ir šiuo metu esame prie Hochošervico pilies. Hochošervico pilis, ten ant kalno viršui. Vaizdas iš tikrųjų labai gražus, įspūdingas, jau pernai toks pat buvo. Tai yra labai fainiai. Įveikėm jau 2 kilometrų, biškį turim problemų. Prieš porą dienų išvažiavus iš tikrųjų į Austriją išmetė check engine lemputę Hyundai's. Bet atrodo viskas važiuoja, skysčiai vietoj, tepalai, viskas nekaista, nežodžiu, viskas atrodo gerai. Bandžiau googlintis, gali būti labai daug skirtingų problemų, nuo laisvo to kuro pako dantelio, bet pamakaliavau, nieko nepasikeitė. Tai nežinau. Važiuosim toliau, tikėkime, šiandien jau pasieksim pusiaukelę, Veneciją. Ir žiūrėsim, laukit vaizdų. Dar vienas vaikiukas prie ežeriuko pasivaikščiojimas ir jau Italija iš tikrųjų. Ir iki jo yra 90 keli kilometrai, tai planuojam kuo greičiau pasiekti, kad dar vakare spėtumėm pasiekti Veneciją. Prie Venecijos. Ir rytoj už 20 kelių minučių kelio iki Venecijos traukinių nuo mūsų viešbučio pati jau Venecija. Tai va, šiandien dar pakimarinam, parelaksuojam. O rytoj nusimato Venecija. Esam Slovėnijoje, įvažiavom, iš tikrųjų kirtom iš Austrijos Slovėniją, vien tam, kad prakirsimėm Slovėniją. Čia toks kampukas, keli kilometrai realiai. Tikrai nedaug, vaizdai labai gražus, labai įspūdingi kalnai, kalnų keliukai. Pravažiavom vingiukais, Ramutei labai patiko vingiai, tarp kitko. Tiesiog neapsakomai. Ir dabar praėjus, kiek mes, kokių 10 minučių prabuvom Slovėnijai, 15. Ne tiek.
Ir dabar kertame Slovenijos, Italijos sieną. Nu, žiūrim, gal nieks pašaudys mūsų, nesusistabdys. Ir būsim pasiekę Italiją. Italija! Pasiekėm. Dar viena šalis, Italija. Ha! High five! Varom! Varėm kažkur prie Italijos kalnų. Italijos kalnuose prie ežeriukų. Matot, kokie spūdingi vaizdai aplinkui. Labai gražu kalnai, 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 kalnai. Tokie, kad jau net debesis ir kalnuose. Ir dabar eisim apeiti ežeriukus. Labai daug laiko neturim. Bet vis tiek turim apšoktą būdų tuos ežerius. Čia du ežeriukai ir kalnuose. Apeiti. Ir varysim toliau jau link Udinesės, link Venecijos. La cosa che mi fa incazzare quando non rispondi più e a volte ho l'ansia che mi sale. Io mi fido più di te che di me, che dei miei, dei DJ. Presto che non resisto, Italo disco, scusa se insisto, questa notte è quello che preferisco, è un chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore. Ką atvarėm į Veneciją. Iš tikrųjų, įspūdžio didelio nėra, yra pakankamai karšta, dušna, trošku. Šiek tiek vaikščiojom, apžiūrėjom kelias tiltus, apžiūrėjom kelias bokštus. Bokštus ant bažnyčios, dar kažką. Nežinau, iš tikrųjų dabar bandysime eiti pačią centrinę aikštę, centrinę dalį, prie centrinio bokšto. Žiūrėti, ką ten daryti, ar lipsimės, ar nelipsim, ką toliau nuveikti, ką pažiūrėti. Bus matyti. Daug laiko netempiam, varom žiūrėti, ką galim padaryti. Vasaros vidurys, o Venecijoje vis tiek dar yra vandens, nes nei vakar, nei šiandien nelijo. Žmonės braido po pelkės, yra šlapia, aikštė. Dabar kiek dieną jiem atrodo nebuvo, bet dabar kiek matėm, bent panašu, kad biškai yra vandens lygis pakilęs. Tai greičiausiai dėl to ir yra, per kanalizaciją atgal pribėgo, pakilo tas vanduo į aikštę. Nes dieną tikrai nematėm, nes to vandens. Nu ką, einam toliau. Ką, diena eina į pabaigą. Vakaras, pavalgėm. Vis dar esam Venecijoje. Radom visai nieko vietą pasifotkinti. Bangos nurimusios, vanduo pakilo. Žmonių dar daugiau atrodo išlindo iš kažkur, neaiškiai iš kur pilna. Nu, diena tokia nėra labai įspūdinga, bet visai fainiai. Ne mano stilius yra miestai, man labiau patinka gamta, gražūs vaizdai. Bet turim, ką turim. Judam tolyn. Nauja diena. Šiandien truputį turėjom pasivažinėjimo. Realiai nieko daug nenuveikėm. Ką mes šiandien buvom? Palikom Veneciją. Nuvažiavom, Padujui, po turgų pasivaikščiojom labai ilgai. Po to apžėmėm kelius objektus. Tai realiai visai fainiai. O dabar atvykom į meilės miestą Veroną. Ir einam, nežinau, čia skaitos Romeo ir Džiuljetos, man atrodo, tiltas. Tai vat, einam, fainiai. Aišku, labai karšta, šiandien buvo virš 30 laipsnių, 33. Nu, nežinau, gali lipti, gal nenugrius. Tai va, 34-5 laipsniai. Aš padariau klaidą, einu į kitą pusę, nes čia labai... Čia saulė šviečia, man įkepina. Išsitepiau visas kremu ir tikiuosi, kad nieko nenutiks, neįdėksiu. Eisim pasivaikščioti po Veroną, pažiūrėti, ką rasim čia gero, negero, gražaus. Ir po to pėdinsim toliau į miestą. Panašu, kad čia tarakonai išlindo į lauką šiandien vakar. Žmonių belekiek, minės tiesiog visur. Tai žiūrėsim, kaip su vakarienė, rasim kažkur, kur pavalgyti ar nelabai, nes žmonių tai belekiek. Saulė nusileido, žmonės panašu išėjo. Eisim paieškoti kažkur maisto, kažkur pavalgyti. Pasibrausim pro tos žmonės ir važiuosim viešbutį nakvoti, dėliotis toliau planą, nes yra gerokai pasikeitęs pagal dienas.
prie Gardos ežero, temperatūra jaučia 30 keli laipsniai, šutra karšta, neina būti, dabar vaikštom po pačią tą salikę, kaip čia pavadinti. Atėjom iki bažnytėlės kažkokios ir toliau varysim į Galutinį parką gal pabraidyti, jeigu išeis, o jeigu ne, žiūrėsim, ką pavyks nuveikti. Esam Sulgarda, Chiesa di San Pietro in Manivas, Švento Petro bažnyčia kažkokia. Faina, gražu. Pasivaikščiot, pažiūrėti. Bažnyčia tokia paprastutė, bet ryškiai senovinė. Tuo metu buvo ir saugoma nuo lėktuvų, nuo artilerijos. Atrodo neblogai. Artilerija. 1973, tik kad nebuvo jokių karų, tai čia buvo jau čia pastatyta, tik tai šiaip dėl jeigu ką. Čia taip įspėjau po užtaisinėjimą, užtaisytojas, o čia šaudytojas. Gražu? Gražu. Eppure sto zitto, Italo disco. Na ką, kylam į Sesedos kalną viršų. Ramutės sėdži ramus kaip belgs, nors ir Italijai. Nu, man biški aukštis daro savo. Jeigu pliumti nusiristum į pakalnę. Va, mūsų tikslas siekia, aš įsivaizduoju, ant to kalno, Sesedos kalno viršaus. Taip, koks šūdas. Koks jam yra? Tai čia tas plastikinis yra, čia plastikas yra, tas suprūžins. Tai va, aš įsivaizduoju, mūsų tikslas yra ten ta viršūnė. Jei neklystu, bus 3 keltuvai, dabar yra 1. Vaizdas, aišku, jau gražus. Atėjom vat iš to pačio esančio miestelio. Čia girdis kalnų upelis, kriokliukai. Na ir ką, varom tik pirmyn. Viskas lengvai. Ne, jau geriau lips pieškom, nei tokį keltuvą. Nu tai ten yra takelė aplinkui. Leikti savo. Leikti peklom. Kojos, žinok, jeigu būtų nagai nukarpyti, būčiau įsikibęs į tą grindinį. Reiktų savo. Nu ką, pabauginančias kelionės į viršų keltuvu. Mano kojos dar tik dabar pradeda atgauti stacionarią padėtį, nes biški raumenis tokie buvo kažkiek įdomus. Aš ant to galėjau įsikibti tą metalinį grindinį su pirštais, kojų pirštais. Bet dabar čia užlipom, čia tokie slėniai yra gražus, labai gražus, slėniukai. Tai kažkaip kojas iš karto taip aprima, apsiramina. Eisim, aišku, pasivaikščioti, ten į viršų reiks išlipti, čia visur pasivaikščioti. Ir čia yra Dolomitai, Sesedos kalnas. Žiauriai faina, žiauriai smagu. Nu, jausmas toks neapsakomas. Yra biški baimės, bet vis tiek faina. Faina. Kalnai vis tiek turi savo kažką. Mes atvarėm iš šito apačioje esančio slėnio. Ir čia yra 1,5 kilometro aukščiau, beveik 1,5 kilometro. Ir vat su tais lynais, su tais keltais čia realiai stačiai kilom. Jau šia baimė yra, tai nežinau, kodėl aš tai darau. Bet geras nebuvo. Nesakyk, fainiai. Man tai patiko. O vaizdas. Jo, tai čia pasivaikščioti dabar turiu. Mums svarbiausia 5 valandą išjudėti iš čia. Geriau be 15:05, kad tikrai spėtumėm į savo nakvynės vietą jau Austrijoje. Tai eisim pasifotkinti vienur, ten kitur nueisim ir parodysim jums vaizdų.
Nežinau kaip jūs, bet mes jaučiu. Dabar galvojam, kur geriau važiuoti sekantį kartą į Pizdaliečą ar Pizdulėdą. Labai dideliuose esam dvejonėse, kas geriau Pizdaliečia ar Pizdulėda. Fainiai, labai fainiai. Esam ant pačios viršūnės iš šitų kalnų, bent jau šitos. Kiek galima nusikelti, nueiti. Per daug nekopiant. Nu ką, Eimanto motyvacijos valandėlė. Ką galiu pasakyti? Yra neapsakomas grožis, neapsakomi vaizdai. Nežinau, kur dar tokį vaizdą gali pamatyti. Aišku, yra visas vietos savotiškai gražios, savotiškai įdomios. Bet iš tikrųjų, kai pasieki tokias vietas, pamatai tokius vaizdus, supranti, dėl ko verta gyventi. Dėl ko verta stengtis daryti darbus, kurių nemėgsti, ar dirbti tai, ką mėgsti, kad uždirbtum pinigų, kad galėtum įgyvendinti savo svajones, pasiekti kalnus, kurių niekada nepasiekiai, ar nebūtinai kalnus, čia jau pagal pomėgį. Bet stovėdamas čia, žiūrėdamas į šitos kalnus, suprantu, kad buvo verta išleistų pinigų, verta sugaišto laiko keliaujant čia, verta sugaišto gyvenimo dirbant. Tai svarbiausia, kad tą laiką švaistytumėm, gaištumėm laiką dėl to, kas mums teikia džiaugsmą, kas leidžia mums džiaugtis gyvenimu, džiaugtis aplinkiniais, taip pat stengtis prisidėti, kad ir aplinkiniai pamatytų tokius vaizdus. Artimieji sužinotų apie tokius vaizdus, kad ir kiti keliautų, pamatytų, praturtintų savo gyvenimą tokiais įspūdingais vaizdais, įspūdingomis kelionėmis ir net nežinau, ką daugiau galėčiau bepridurti. Tikrai kiekvienam žmogui siūlyčiau keliauti, siūlyčiau pamatyti tokius vaizdus ir nebijoti, kad išleisit pinigus, kad tai jums kainuos laiką, pinigus. Viskas yra uždirbama, o tokių vaizdų, jeigu nepamatysi gyvenime, tai kas beliks, tai gailėtis galiausiai. Tai darykite tai, kad netektų gailėtis, nes kol galite, tol ir darykit. Kaip ten sako, galiausiai vis tiek visi gailėsimės ne to, ką padarėm, bet to, ko nepadarėm, to, ko nepamatėm, ten, kur nenukeliavom. Ir, toks gyvenimas. Judėkim, grožėkimės, pamatykim kaupkime įspūdingas akimirkas savo gyvenime. Ne tik dėl kitų, bet ir dėl savęs. Questa non è Ibiza, festival bar con la cassa dritta. Ti sto cercando ma è nebbia fitta. Ti giuro se ti penso la mia testa suona Italo disco. Suona Italo disco. Ti giuro se ti penso la mia testa suona Italo disco. Nu ką, praktiškai kaip ir Sesedą uždarėm kelionę Italijoje. Bent jau turėtumėm palikti šiandien Italiją po kelių valandų. Tai baigiam Sesedos kalną, sėkmingai nusileidom, dabar einam link mašinos ir turim kelias valandas, 3 valandas kelio iki viešbutuko. Tai užskaitau kelionę. Bent jau Italija jau visiškai padaryta, Slovakija visiškai padaryta, Slovėnija padaryta. Mums dar liko Austriją antrą kartą padaryti, Čekiją padaryti ir antrą kartą Lenkiją padaryti ir bus namai. Bet neskubėkim, jeigu taip ir toliau, kaip šiandien, tai aš manau, kad mūsų laukia dar daug įspūdingų vaizdų. Rami? Šiandien lauksiu. Tai Italija visiškai užskaityta ir šiandieninė diena tai buvo kažkas tai tokio jaučiu įspūdingiausia man iki šiol. Ką tu rinktumės iki šiol? Kuri diena buvo geriausia? Kur? Reikia prisiminti. Venecija, dar kažkas. Slovakijos kalnai. Sakykime, šitą vietą gal. Man irgi šitą, kur mums toliau. Ne, čia eskalatoriai žemyn. Varom iki mašinos, netempiam gumos ir judėsim pirmyn. You know
sometimes I'm caught up in my head. I'm trying to make the best of the lows and the highs. But it's hard sometimes when you're scared to take a step. You're fighting with the waves, so afraid of the tide. Esam Grošklokian kelyje, 2500 metrų virš jūros lygio. Eisim į kitą kelio pusę ir dar jaučiu bandysim gal palipti kažkur biškį aukščiau. Taip, mūsų mašiniukas. Koks mašiniuko vardas jūs? Hyundaiukas mašiniukas mus veža visur pakolkas dar. 8 laipsniai šilumos, esam kalnuose, esam prie sniego, lietus pilti pradėjo gan gerokai. Dėl to ilgai nebūsim, reiks įdėti, bet radom sniego. Negalėjom susilaikyti, reikėjo pasidaryti kadrą, nusifilmuoti ir judėsim tolyn. Atrodo, čia buvo viena iš aukščiausių vietų, aukštesnių nebeturėtų būti. Bet dar pamatysim, dar pažiūrėsim ir judėsim toliau. That's the only way that I know how. Gotta lose control. No, I won't ever let it get me down. Oh, when I'm lonely and when I come undone, remember what you told me. Life's like a waterfall. I know the only way to get along is going with the flow, 'cause life's like a waterfall. Ką, gavom kambariuką. Įspūdingą kambariuką, aš taip drįsčiau teikti. Kaip išnesuspitas nieko. Įspūdingą kambariuką. Už 92 eurus. Čia panašu buvo kažkokia mokykla, gal ar kažkas tokio. Vien žodžiu, sumokėjom 9 eurus už viską. Lovos buvo neklotos. Tai yra, gavom tik tai paklodę, antklodę, užvalkalus ir reikėjo patiems užsivilkti viską. Taipogi gavome pradžioj. Kambarys irgi, čia matos, buvo 4 vietas. Pradžioje gavom raktą, nueinam į kambario, ten sėdi 2 bičai. Jie buvo labiau nustebę nei mes iš tikrųjų. Bet po to davė kitą kambarį, kitam aukšte. Čia bent jau atrodo, pakol kas esam dviese. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Ir, turbūt, dar ne vakaras. Ir turbūt įspūdingiausia bus palyginti. Šiandien už 9 eurus gavom tokį kambarį. Ir šiaip visam regione tai čia buvo pigiausias kambarys su pusryčiais. 92 eurai. Rytoj galėsim palyginti, kokį kambarį gausim ir už kokią sumą. Ir tada darysim išvadas apie šitą kambarį. Susimatysim vėliau. Žiūrėt. Esam Kutnahoroj, Čekijoj. Biškį prasileidom su laiku. Reikėjo iš tikrųjų pasidomėti, bet tipsas ateičiai, kad Kutnahoroj ta Koštica ar kokia ten bažnyčia, kur yra viskas padaryta iš žmogaus kaulų, dirba nuo 8, man atrodo, iki be 15 ar 6, be 15-6, man atrodo. Tai šitą praleidom, neturim laiko laukti dar vieną dieną. Tai atvykom prie kito lankytino objekto, prie kitos bažnyčios, kuri man yra viena iš gražiausių bažnyčių. Nežinau kodėl. Man labai patinka tie šonuose smulkus bokšteliai su tais tokiais perėjimais. Tokie biški gal kaip iš pasakų būna, primena, kaip iš kompiuterinių žaidimų gal. Tokia įdomesnė stiliaus, jau esu prie jos antrą kartą ir vis tiek man jinai gražiai yra. Tas iš arčiau vaizdas gal jau nebe toks gražus kaip iš toli, bet iš toli man jinai patinka. Tai ką, esam Čekijoje ir iškart jaučiasi skirtumas. Už 55 eurus, apie 5 eurai ar 5-3 gal net eurus, štai gavome tokį kambarį, kuris yra tvarkingas. Lovos tikrai komfortiškos, patogios, patalynė yra, rankšluosčiai yra, dušo žala, mailiukai, viskas buvo pridėta. Pakankamai gražus tvarkingas kambarys, su televizorium, su sofutėm atsisėsti ir, kaip sakiau, palyginus su Austrija, kur mes sumokėjom 92 eurus, realiai vos ne už jaučiu net patį pigiausią variantą. Ir tai nebuvo sostinė ar dar kažkas, tiesiog toks nuošalesnė vieta, nes sostinė dar brangiau buvo Prahai. Čia, Čekijoje,
sumokėjom 50 kelis eurus ir tai nebuvo pats pigiausias variantas, yra dar pigesnių variantų ir čia su pusryčiais. Pusryčiai iš esmės tie patys, bandelės, džemukai, dešros, sūriai. Niekur skirtinio, mėsytės, šiek tiek gal vaisių truputį mažiau, bet šiaip tai viskas, ko reikia, viskas tas pats ir vos ne už pusę kainos. Tai neįsivaizduoju, kuo Austrai dedasi, bet savo kosminiam kainom tai stebina, negerąja prasme. Esam Čekijoje, neatsimenu vietos, vėl kaip visada parašysiu apačioje, jeigu ką. Ir labai gražus vaizdas. Yra ant uolų ir matas ten bažnyčia ant kitos uolos, o čia apačioje yra tarpekliai. Tai fainai, pasivaikščiosim kokią valandėlę, dar į kitą vietą nueisim. Ir užteks čia tokia mini vietikė. Vienas mažiukas žingsnis žmonijai, didelis žingsnis ramutei. Ei! Tai va, kartais dėl gražių vietų reikia paeiti ten, kur ir truputį baisu. O taip. Yes! Atėjom, liko šiandien dar 2 lankytinos vietos. Pilis skipinsim, nes ten nelabai kas yra. Varysim į kitą treiliuką ir po to ant medžių tako viršūnės varysim. Atrodė baisiau negu buvo. Ko jie dūsauja? Kas? Tai ko jie dūsauja? Tai pati dūsavai. Aš tai ne. Jeigu reikėtų lipti viršų galbūt. Jie laukia Eimanto išbandymų metas. Esam ant Karkašanovės ar kažkas panašaus tako. Tai yra labai panašus į tą visą į Lietuvoje esantį į Anykščiuose taką. Medžių taką, medžių lajų taką. Tik čia yra gerokai aukštesni aukščiai. Štai, čia nežinau kiek čia yra koks aukštis. Ir galiausiai laukia ten bokštas pačiam viršui. Nežinau kiek ten metrų, reikės paskaityti kaip reisim. Ir šiandien paskutinis kaip ir final tas trekas. Tai mėtinam. Yra didelis vėjas iš tikrųjų, bet kažkaip, čia tik tai juda. Tai man užtenka to judėjimo, bet tai tas medžio aukštis tai mane iš tikrųjų stebina. Pažiūriu, kokio aukštumo yra, ypač tie bosliai mediniai. Geras. Atėjo maksimalių išbandymų metas, ekstremalių išbandymų metas, ane Ramute? Ar ne? Reikia lipti į šitą bokštą. O, tu Dieve brangus. Aha, kaip kam. Čia bus baimės akys pilnos. Dar yra vėjukas, kad smagiau būtų lipti. Bet kaip nors būsiu pasiryžęs, Ramutė spirs į šikną ir kaip nors užspirs mane. Panašu, kad čia bus linksma užlipti. Bele kiek žmonių vaikšto iš tikrųjų, nors jau kaip ir uždarimas yra. Bet reikia lipti. Dar galima ir nusileisti čia viduriu. Jėdinam į viršų. Viršui sutiksim. Ratu 42,7 metrų aukštyje. Kas čia per garsas? Ai ten. Kas? Praha? 114 km. Aš ant krašto neįsiu. Einam tolyn. 114 km buvo iki Prahos. Tai pro kalnus yra geras vaizdas. Va. Jo. Jas tai sledžiais leidžias. Jo, nes aš galvoju, jeigu čia su skirtingom kelėm, jie skirtingai važiuoja. Tai va, ten galima nusileisti po 2 euriukus, vienas nusileidimas, bet ne šiandien ir ne šiemet. Nes greičiausiai, kad šiemet tikrai net važiuosiu čia. Gerai, einam toliau, einam paieškoti dar kažko gražaus aplinkui. Paliekam Čekiją su trupučiu nusivylimo, nepatekom į dar vieną vietą. Pasirodo, bilietus ten reikia pirkti bent kelias dienas į priekį. Ir didesnė problema yra ne su bilietais, o su parkingu.
Pavyzdžiui, parkingo jau net ir rytojui nebėra vietos išsipirkti, o bilietų dar rytoj yra keli, o šiandien tai realiai nei bilietų, nei parkingo nebėra net pirkti. Tai va, ką? Kurioje vietą pasakai? Adiršpacė. Tai va, čia irgi dar vienas tipsas, kad tiesiog jeigu jau žinote, kada maždaug būsite vietoj, kuo anksčiau nusipirkit bilietus internete, pasiskaitykit daugiau apie tą vietą, kad po to neprasileiskime, mes prasileidom. Na, o dabar galiu pasakyti tik tiek, kad Čekija padaryta, liko vienintelė vieta Lenkija. Vėl grįžom į Lenkiją. Šiandien zoologijos sodas šopingas ir keliavimas link Lietuvos. Per Vroclavo zoologijos sodę. Gyvūnų iš tikrųjų labai daug, jau vaikščiam kelias valandas. Šiaip faina, karšta. Visokių bembių, ko tik tai nori, vėžliukų, belekiek rūšių. Biškai chaotiškas zoologijos sodas, nėra taip kaip buvo toj visoje Vienoj, Austrijoje. Bet gal biškai daugiau gyvūnų yra įvairesnių. Na, paukščiai. Vaikščiam jau čia porą valandų ir dar neapėjom mes. Nu, daugiau kaip pusę gal. Nors gal net nei pusę neapėjom. Tai va, gali pasižiūrėti bembiais šalia. Kurie visiškai be baimės ėda savo žolytę. Gražus, ne? Ir tie minkšti ragiukai. Kokio atstumo ponai bembiai kapoja žolę. When something's fall apart, there's no good in goodbye. But the darkest night won't always be that dark. Tears are gonna fall, tears are gonna dry. Gotta let it go. That's the only way that I know how. Gotta lose control. No, I won't ever let it calm me down. When I'm lonely and when I come undone, remember what you told me. Life's like a waterfall. I know the only way to get along is going with the flow. 'Cause life's like a waterfall. Like a waterfall. When I'm lonely and when I come undone. Esam dabar Vroclave, Lenkijoje ir turim kambarį už 53 eurus. Gal net nei tiek nėra ir taip, viskas yra rankšluosčiai, nu, patalynė, viskas naujai įrengta, ramutė atrodo irgi kaip nauja šviežiai, ten tokie biškai pasidrožus buvo po kalnų. Tai va, viskas praktiškai naujai atrodo įrengta, viskas, dušas, tualetas, vonia, skystas muilas, čia yra įdėtas, tualetas, dušas, o, naujas, tvarkingas, viskas tvarkingai padaryta ir visa tai kainavo 53 eurus, kai tuo tarpu Austrijoje kažkokiam kaime mokėjom 9 eurus už ten tą kažkokį, nežinau, neįsivaizduoju, kas ten už koncentracijos stovyklą, kas ten tokia buvo. Tai va, tai čia ir čia yra Vroclavas, nu, tik vienas didžiausių Lenkijos miestų, tai, nu, Lenkijai galima keliauti. Keliaukit ir jūs. Remember what you told me. Life's like a waterfall. I know the only way to get along is going with the flow. 'Cause life's like a waterfall. Я через здрапшна. Nu, čia geras. Medis nukrito. Ai, tu na, bet čia... Geras. Yeah!
paskutinė diena, kelionės diena. Važiuojam jau link Lietuvos, liko iki namų 500 km beveik, net mažiau nei 500 km. Dabar esam tokiam pusiau kamšti Lomžoj. Tai va, nuotykiai kaip ir baigėsi, vakar praktiškai nieko neturėjom, tai prekybcentrius ir važiavimą. Toliau varom vėl su problemom, vėl užsidegė mums check engine'as, bet irgi kelintą dieną, nors buvo užgesęs jau nuo Veronos, tai žiūrėsim, kas čia iš tikrųjų yra. Tikėkime, damušim, po to, kas dar buvo nuotykiai toliau tęsės. Tai jeigu pirmą kartą čia nepriplojo traukinio tos pervažos šlagbaumai, čia Austrijai kažkur, po to buvo, čia mano aišku, po to buvo, kur buvo, Lenkijoje, Vroclave, čia tramvajus nenuskynė manęs, važiuojant į zoologijos parkingą, nes vieną kaip ir praleidau, kitas ten, bet taip irgi ten centimetrais. Ir dabar Lomžoj čia nepriplojo tas visas medis. Bet ten jau konkretus medis, jau metras su viršum skersmuo to medžio buvo, jeigu ne porą metrų, taip prieš pat nosį. Teko gerai numinti stabdžius, bet mūsų nepriskynė prie žemės. Bet ten jeigu jau būtų plojęs, tai būtų priplojęs, nes medis, tai visas konkretus didelis medis tiesiog ėmė ir nulūžo prieš pat nosį. Tai Ramutei ten viską sutraukė, man daugiau, nežinau, ne kiek tas išgastis, bet kiek taip adrenalins nuo viso to vaizdo, kai matai visas medis, tai tau prieš nosį. Taip instinktyviai iškart stabdžiasi, minu gerai, kada žmogus už manęs buvo biškį atstumą laikęs, tai neįsiploja į galą. Bet irgi stabdžias paspaudė ir nusuka į šoną, kiek mačiau, tas ir stovėjęs sustojęs po to į šoną, pasukęs gatvelį, nes ten kaip tik ant sankryžos stoties. Tai va, varom namus su nuotykiais, ir susitiksim Mažeikiuose. Tai ką, pagaliau grįžom namo, esam Mažeikiuose, nuvažiuota iš viso 5102 km ir važiavom 94 valandas. Tai va, kaip minėjau namuose, trumpas review apie mūsų kelionę. Tai pasiekėm Italiją, iš tikrųjų buvo įvairių nuotykių, bajerių, buvo gražių vaizdų, kalnai Lenkijoje, Slovakijoje, tikrai siūlau, verta visiems aplankyti, pavaikščioti. Toliau aplankėm 3 zoologijos sodus, 2 Austrijoje, tai Zalcburge Vienoje ir vieną Lenkijoje Vroclave. Tai iš tikrųjų Vroclavo turbūt įspūdingiausias, nes matėm tokių gyvūnų, kur kitur nesam matę, ir vienas didžiausių. Zalcburge toks pakankamai mažas ir nišinis, ir Vienoje, Austrijoje buvo jau kažkiek irgi toks didesnis. Toliau, kas dėl kainų, tai iš tikrųjų labai nusivylėm. Italija, Austrija labiausiai nusivylėm, po to Italijoje, o Čekija, Slovakija, Lenkija, tai iš tikrųjų kainom yra labai gera, labai faina, nakvynės, pusryčiai su visko, galima gal pigiai ten už 40 eurų gauti, kai tuo tarpu Austrijoje čia ten po 100 eurų už nakvynę, jeigu nori su pusryčiais. Italijoje šiek tiek tarp 70 ir 90, truputį pigiau nei Austrijoje, bet tiek yra faina. Toliau galvoju, ką dar pasakyti, iš tikrųjų būkite atsargus, pasižiūrėkit vairavimo, nes tarkim, biškį buvom prisidirbę, vos neprisidirbom ten su traukinio bėgiais, su tramvajais, po to jau, aišku, reikia saugumo laikytis. Iš tikrųjų, smagi kelionė, faina kelionė, bet, į pietinės šalis, į tas brangiasias šalis važiuoti ir nakvoti, vien dėl nakvynės mokėti po 100 eurų, tai iš tikrųjų yra kosmosas. Bet iš kitos pusės, vaizdo atžvilgiais, emocijų atžvilgiais, tai iš tikrųjų įspūdinga. Labiausiai patiko man turbūt kalnai, po to dar kalnų ežeriukai, pavyzdžiui, tas Lago di Fucine Italijoje, po to, kas dar buvo Grofšofenų kažkoks kelias, iš tikrųjų daug vaizdų, kuriuos matėt jų video, ar dar matysit, dar neaišku, kurioje vietoje būsim. Tai iš tikrųjų tikrai siūlau kiekvienam aplankyti, apvažiuoti, pasižiūrėti ir, vaizdai patys kalba už save, ką aš daugiau galiu pridėti. Dabar galvoju, ką dar galima pasakyti apie kelionę, kad iš tikrųjų brangiai gavos,
turbūt virš 3000 mums 2 žmonėms 2 savaitės. Tai iš tikrųjų čia yra kosmosas, bet, daugiau kaip pusė realiai išėjo ant nakvynės, grinai ant nakvynės ir ant kūro. Tai mašina šiek tiek turėjo problemų, bet, kaip matot, pasiekėm finišą, check engine lemputė ir kažkas pradėjo barškėti, pakabojti, reikės dar pasižiūrėti, susitikrinti, o visa kita kaip ir faina. Laukite tolimesnių kelionių, žiūrėsim, gal kažką keisim pačią koncepciją, su kita mašina, su autobusiuku, šiaip iš tikrųjų geriausia būtų, bet viską kitką sužinosit jūs vėliau iš video. Čiau.